Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien pas mus studijoje svečiuojasi menopauzės klinikos vadovė, akušerė ginekologė Ramona Urbonienė. Sveiki. Labadiena. Ir šiandien kalbėsime apie menopauzę. Tai gal pradėkime iš karto nuo stereotipų, su kokiais savo darbe stereotipai susidurite. Na, iš tiesų, gal labiau ne su stereotipais, bet su tuo, kad tai tema, apie kurią vis dar ne visada drįstama kalbėti. Dažniau ypač vyresnio amžiaus moteris paklaustos apie menopauzės simptomus arba klimakterinius, kitai vadinamus simptomus, mosteli ranka, sako, ai visom buvo, tai jau beveik praėjo, tai čia pakentėti reikia, tai galbūt dažniau tokia problema. Nors dabar informacijos daugėja, vis dar bijom kalbėti, bijom prisipažinti, bijom sakyti, ieškoti pagalbos, o tikrai taip neturėtų būti. O kas yra perimenopauzės laikotarpis ir kaip moteriai atpažinti, kad jis jau prasidėjo? Na, iš tiesų, gal tų terminų yra daug. Menopauzė, premenopauzė, post, peri, tai gal tiesiog paaiškinsiu apie visus tos terminus. Tai pirmiausia, ta pati menopauzė, šnekamojoj kalboj, kalbėdami mes visus simptomus, visą tą laikotarpį vadiname menopauzę. Iš tiesų, pati menopauzė yra viena diena moters gyvenime, tai yra pirma paskutinių moters mėnesinių diena. Ir viskas, kas iki to yra pre, viskas, kas po to yra postmenopauzė. Vėlgi, nustatyti, kada prasidėjo kraujavimas, ar čia jau bus paskutinis kartas gyvenime, yra labai sunku. Todėl tą menopauzę patvirtinam po metų. Kai 12 mėnesių moteris nebepatiria kraujavimo, sakom taip, ta diena prieš metus jau yra menopauzė. Nu, peri, tai reiškia aplink, šalia. Ir perimenopauzė yra laikotarpis aplink menopauzę, tiek tie pirmieji 12 mėnesių po, tiek tam tikras laikotarpis prieš. Ir ta prieš dalis gali būti labai individualios trukmės, 3, 5 ar net 10 metų. Kaip atpažinti? Atsiranda iš pradžių švelnus pokyčiai. Pradeda pirmiausia keistis ciklas. Gal kartais kraujavimas keletą dienų trumpesnis, keletą dienų anksčiau, keletą dienų vėliau, gausiau, po to vėl liktai susitvarko. Einant laikui pradeda iškrist mėnesinės, vėluot, po mėnesį, po 2 atsiranda kiti simptomai, nereguliariai, po to vis dažniau ir intensyviau, labiau žinomi karščio bangos, prakaitavimas ir visa puokštė visokių kitokių simptomų. Tai va nuo tų pirmųjų simptomų prasidėjimo, atsiradimo, nuo to ciklo atrikimo iki metų po paskutinių mėnesinių ir yra perimenopauzė. Laikotarpis ilgas iš tikrųjų. Taip. O kokie simptomai pasireiškia dažniausiai? Nes tikrai jų, aš įsivaizduoju, kad yra daug, bet dažniausiai pasireiškiantys gal yra bent. Na, iš tiesų tų simptomų yra per 100 išvardinti galima ir kodėl taip yra, jeigu sakyti. Tai kinta perimenopauzės metu pradeda kisti hormonų koncentracijos, hormonų gamyba, trinka kiaušidžių veikla, o hormonai yra tokios medžiagos, kurios veikia visus mūsų organus. Todėl ir simptomai yra patys įvairiausi ir kylantis iš visų organų ir organų sistemų. Gal dažniausiai apie 80% moterų patiria karščio bangas. Tai yra staiga pasidaro karšta, moteris parausta, kai kurios labai vaizdingai pasakoja, kad norisi nusimesti drabužius, atsidaryti visus langus. Jeigu naktį ištinka tokie dalykai kartu lydimi prakaitavimo, sako, aš atsibundu kaip vonioje, man norisi nusikloti, kartais reikia ir net ir naktinius baltinius persivilkti, nes viskas šlapia. Taip pat labai dažni iš to ir sekantis kiti miego sutrikimai. Nuotaikų kaitos, labilios emocijos, visa tai, kas kartu su poilsio trūkumu, miego pablogėjimu ir hormonų svyravimai, sako, galiu apsiverkti pirštą parodžius ir lygiai taip pat juoktis iš to paties dalyko ir tos emocijos banguoja, labai greitai keičiasi. Kita tema yra tokia sritis, kurią vėlgi truputį dar labiau bijoma kalbėti apie pačią menopauzę, moteris nešneka,
O jau apie lytinio gyvenimo ypatumus, apie tai, kad kinta ir tampa skausmingi lytiniai santykiai, mažėja lytinis potraukis, tai irgi per pusę moterų patiria tokius simptomus, apie juos nedrįsta kalbėti. Na, čia yra, ką aš kalbu, ankstyvieji menopauzės simptomai, jų gali būti ir vėlgi ir kūno kvapas keičiasi, ir nuovargis didesnis, ir šlapimo nelaikymo, šlapimo takų infekcijos, daug visko. Tačiau yra dar ir vėlyvieji simptomai, kurie neduoda tokios staigios pradžios ir moteris nepajunta, kad jai pradeda retėti kaulai, kad jai kaltėja kraujagyslės ir didėja širdies kraujagyslių ligų rizika. Tokie dalykai, kurie neįvyksta per dieną, tai vadinami vėlyvaisiais menopauzės simptomais. Bet ar visos moterys patiria šitos simptomus? Gal yra kažkokia dalis moterų, kurios tiesiog gyvena įprastą gyvenimą, joms nepasireiškia arba gal netaip stipriai pasireiškia? Na, simptomų, vyraujantis simptomai, keli simptomai iš karto pasireikš, varijuoja. Viena moteris gali ir 10 skirtingų simptomų patirti vienu metu, ar vienu metu vienokius, kitu metu kiti, kaip sakyti, išlys labiau į paviršių ir trikdys. Jeigu skaityti literatūras, tai 10-15% moterų nepatiria tų tipinių simptomų. Ir vėlgi, analogiškai toks pats praktiškai procentas patiria juos iki gyvenimo pabaigos. Tai ir taip gali nutikti. Na, bet smagu girdėti, kad yra dalis moterų, kurios ir netaip patiria iš tikrųjų. Bet gal kalbant apie pasiruošimą, kaip jūs rekomenduotumėt pasiruošti šiems laikotarpiams? Na, iš tiesų specialaus pasiruošimo būtent šiam gyvenimo etapui nėra ir kaip ir nereikia. Bet dalinai tai, kiek tų simptomų patirsim ir ypač kaip išreikšti jie bus, priklauso nuo gyvenimo būdo. Ir tam ruoštis reikėtų nuo gimimo praktiškai, nes tarkim savo kaulų raumenų masę maksimalią mes pasiekėm 30-aisiais gyvenimo metais, po to po truputėlį pradeda mažėti. Tai kaip ir pradėti ruoštis jau sulaukus menopauzės vėlokai. Tai kiek mes privalgom chemijos, šlamštmaiščio, taip sakant, ką galima pavadinti greito maisto, pusgaminių, saldumynų, cukrų, kiek turim fizinės veiklos, kiek sportuojam, kiek mankštinamės, kiek yra žalingų įpročių. Mūsų ekranai šių dienų realybė, kiek laiko juose praleidžiam, spinduliuotė ir visuose tose sistemų dirginimuose dopamino ieškojimo, visą tai atsiliepia ir vėliau, ne tik menopauzės simptomam, visiems organizmo sistemom, taip pat ir tai, kiek mes visą kitą negero jaučiam. Viskas yra susiję. Susiję ir dažnai būna, kad būtent šie dalykai, kalbant su pacientėm, sako, aš viską žinau. Ir tai nieko nekainuoja, bet tai yra sunkiausia pasiekti, nes tam reikia šiek tiek valios pastangų, šiek tiek keisti įpročius, formuoti naujus. Jeigu man pacientė skundžiasi, aš neužmiegu. Sakau, ką jūs darot, kad jūs užmigtumėt? Aš skrolinu. 2 valandas guliu lovoje ir skrolinu. Sakau, bet galbūt jūs dėl to ir neužmiegat, ir spinduliuotė, ir vaizdai greitai keičiasi, ir dėmesio reikalauja. Ne, sako, aš nepadėsiu telefono, nes aš tada neužmiegu. Na va, ir tokie dalykai, kurie, sakau, nieko nekainuoja, bet reikia juos pripažinti, suvokti ir keisti. Jūs jau truputėlį kalbėjote apie tuos nepastebimus dalykus, kaip pavyzdžiui kaulų retėjimą. Kas galėtų padėti tokioje situacijoje, kaip mums sustabdyti tai? Tai vėlgi taip, kaip jau minėjau, didžiausia kaulų masė, raumenų masė apie 30 metų sulaukia pasiekiam, įžengia į 4 savo amžiaus dešimtmetį. Ir kuo daugiau turim to kaulinės masės, kuo stipresni mūsų raumenys, tuo lėčiau jos ir netenkame. Todėl labai svarbu aktyvumas, sportas, tinkami pratimai, tinkamas skaičius žingsniukų, jėgos pratimų, pusiausvyros pratimų. Stiprus raumenys netiesiogiai taip pat veikia mūsų kaulus, nes raumenys prie jų tvirtinasi, stipresnis tempimas augina tą kaulinę masę. Pusiausvyros pratimai mus
apsaugo nuo kritimų, taip pat apsaugo nuo lūžių. Kitas dalykas mūsų vėlgi mityba, kiek mes gaunam maisto medžiagų, mineralų reikalingų kauliniai masiai, kiek ką mes suvalgome, kiek ten visko yra vitaminai, kiek mes atviram ore būnam, kiek saulės, kiek vitamino D prisigaminam ar su maistu gaunam, tai visi šie aspektai yra labai svarbus tai kauliniai masiai. Tai kaip supratau, jėgos treniruotės yra svarbios, naudingos, nereikėtų jų bijoti. Tikrai ne, ir jėgos treniruotės ypač svarbios sulaukus to perimenopauzės ir menopauzės amžiaus tiek su svarsčiais, tiek su savo kūno jėga. Keletą kartų per savaitę jos iš tiesų yra, netgi sakyčiau, būtinos. O kaip yra su kreatinu, nes yra tokia nuomonė, gal dabar vis girdžiu iš medikų, kad jis tokiu naujų palydovų tarsi tampa, padeda ir išsaugoti ir raumenų masę ir taip pat padeda nuo kaulų retėjimo. Kokia jūsų nuomonė būtų? Kreatinas yra vienas iš papildų, tai yra, anksčiau buvo labiau laikomas sportininkų papildų, nes iš tiesų tai yra būtent aktyvi veikla, kada ir kaulinė masė, ir raumeninė masė. Iš tiesų tai yra energijos šaltinis. Mūsų organizmui veikiant fizinės veiklos metu naudojama energija, kuri pas mus yra adenozintrifosfato, ATF pavidalu. Ir kreatinas kaupiamas raumenyse kaip fosfokreatinas ir būtent jisai padeda atstatyti tą energiją. Taip užtikrindamas raumenų masę, beje, raumenų masė sulaukus menopauzės ženkliai mažėja. Tai vadinama sarkopenija, kartu vėlgi netiesiogiai tuos kaulus stiprindama, kurie ir patys retėja. Tai kreatinas padeda nuo to apsisaugoti, jisai svarbus, jo dozės yra vėlgi skiriamos priklausomai nuo to, kiek žmogus aktyvios veiklos turi, tai skirtingas gramų kiekis suvartojamas. Ir šiuo metu jisai dažnai traukiamas ir rekomenduojamas vyresnio amžiaus moterim kaip vienas iš bazinių papildų. Iš tiesų reikėtų keletą dalykų įsivertinti, būtent dozuojant reiktų žiūrėti savo fizinį aktyvumą. Kreatiną vartojant reiktų vertinti inkstų funkciją, nes jeigu yra inkstų funkcijos sutrikimai, tą reiktų atsižvelgti, kad nebūtų žalos organizmui. Reikia vartoti su juo kartu pakankamą skysčių kiekį, kad taip pat būtų geresnė jo apykaita. O kaip reikėtų išsaugoti stabilią psichinę sveikatą? Kaip kovoti su nuolat besikeičiančiomis emocijomis, galbūt su kažkokia net ir depresija prasidedančia? Na, iš tiesų vėlgi tai yra kompleksinis dalykas. Mityba, poilsio režimas, sportas taip pat kartais duoda labai daug teigiamų emocijų, po treniruotės išeinam žvalesni, su geresnė nuotaika, pilni energijos. Reikia streso valdymas. Yra daugybė streso valdymo taktikų, kada esant reikalui kreiptis net į specialistą, kad padės su tuo susitvarkyti. Kitas dalykas yra santykiai mūsų. Vėlgi menopauzė, perimenopauzė, moteriai toks gan kritinis etapas, labai svarbu šeimos palaikymas, todėl kad svarbu, kad šitą laikotarpį suprastų ne tik pati moteris, bet jos partneris ir šalia esantys žmonės. Reikia atrasti kažkokios veiklos savo gyvenime malonios, pasivaikščioti, piešti, skaityti, nežinau, vašeliu nerti, kažką, kas teikia to nusiraminimo ir susitaikymo su savim. Ir iš tiesų priimti tą etapą ne kaip kažkokį baubą, ne tai, kad viskas gyvenimas pasibaigė ir jau dabar čia, nežinau. Ką daryti, reikia mėgautis ir žiūrėti kaip į naujas galimybės. Iš tiesų galbūt yra vaikai užauginti ir karjeroje kažko pasiekta, tai džiaugtis gyvenimu. Na ir taip, jeigu su visais tais dalykais nesusitvarkoma, nepadeda ieškoti pagalbos pas specialistus ir yra visa paletė priemonių, iš ko galim rinkti šalia gyvensenos, yra ir medicininiai, farmaciniai dalykai, taip, kadangi dauguma tų pokyčių vyksta dėl hormonų pokyčių, dėl hormonų trūkumo moters organizme, galima vartoti ir pasitarus su specialistu pakaitinę hormonų terapiją, papildus. Tai turbūt taip.
Bet labai gražiai iš tikrųjų vardijot, kad, na, tai gali būti gražus gyvenimo etapas ir tiesiog mes, na, galim keisti savo gyvenimą taip, kaip norim, kažką naujo atrasti, hobius pakeisti. Nebejoju, tikrai taip. O dar kalbant apie miegą, vis tiek, kaip sakėt, moterys skundžiasi, kad negali užmigti. Kokie būtų patarimai, kas galėtų padėti? Nu, aišku, be to telefono, kur reikėtų padėti į šalį. Ne, iš tiesų yra labai daug patarimų ir su miegu vėlgi tokie patys, nieko nekainuojantis, paprasti, reikalaujantis iš pačios moters šiek tiek meilės savo ir priežiūros. Tai yra pagal galimybės, be abejo, jeigu moteris dirba pamaininį darbą, jai gal nepavyks to padaryti, bet tam tikras miego režimas, stengtis gultis ir keltis tuo pačiu metu. Tinkama patalynė, ypač jeigu moteris prakaituoja, rinktis, tarkim, lininę patalynę. Jeigu naktį ištinka menopauzės simptomai, prakaitavimai, karščiai, pasidėt plonesnę antklodę, drabužius iškart persirengimui, vėsinanti, yra purkštukai su vandeniu atsigaivinti ar maišelių ledo. Kambarys gerai išvėdintas turėtų būti, tamsus, visi šie dalykai padeda. Taip pat, tarkim, kažkokį miego ritualą susikurti. Galbūt, jeigu telefonas tikrai nemigdo, tai sena gera popierinė knyga tikrai padeda užsnūsti. Galų gale kažkam gal šilta vonia ar dušas prieš tai padės, ar žolelių arbata. Ir vėlgi, jeigu šitos priemonės šalia jų, jeigu jos vienos neveikia, turim ir žolinių preparatų ir kadangi miego sutrikimas viena iš menopauzės problemų, taip pat gali būti koreguojama hormoniniais preparatais. Bet ar gali skirtis moterų savijauta ir, na, apskritai, jeigu, tarkim, jos gyvena skirtingą gyvenimo būdą. Na, tarkim, viena tikrai aktyviai sportuoja, sveikai valgo, ten kažkokių hobių turi, išeina pakvėpuoti grynu oru, o kita, na, taip pat gyvena kaip gyvena, ten nesportuoja ir panašiai. Ar skiriasi tada savijauta, simptomai? Savijauta ir simptomai gali, gyvenimo būdas labai įtakoja. Tarkim, rūkymas pačią menopauzę gali porą metų paankstinti. Alkoholis provokuoja karščio bangas. Labai daug įtakos turi kūno svoris. Iš tiesų, tas labiau vadinamas pilvinis nutukimas, toks kaip gelbėjimosi ratukas moterim užauga, nes dėl kintančių hormonų kinta visas metabolizmas, visa medžiagų apykaita, mažėja raumenų masė, atsideda daugiau riebalų, ypač pilvo srityje, ir tam riebaliniam audiny iš tiesų vyksta kaip ir lėtinis uždegimas, vėlgi užsiveda ydingas ratas viso to dalyko, dar labiau trinka metabolizmas. Ir kūno masę sumažinus iki 30, tai yra virš 30 kūno masės indeksas laikomas nutikimu, yra duomenų, kad karščio bangos jaučiamos dvigubai gali suretėti. Taigi vien tos korekcijos jau daro didelę įtaką. Nors iš kitos pusės negalima atmesti visai ir genetikos, kas turi įtakos, kada prasidės menopauzė, ir tas išreikštumas simptomų taip pat kažkiek priklauso ir nuo genetikos, jau kaip kalbėjom, kad yra nedidelis procentas moterų laimingų nepatiriančių šitų simptomų. Kitom dažniausiai 5-7 metus trunka simptomai, tačiau yra toks pats procentas iki gyvenimo galo jos patiriančius. Bet kai prasideda jau menopauzė, ar moteris dar gali padaryti kažkokius pokyčius? Jeigu jinai nepradėjo ruoštis, na, turbūt vis tiek, jeigu jinai dabar kažką daro kitaip, tai gal tie simptomai sumažės? Bet tai ir yra esmė, niekada ne per vėlu pradėti daryti teisingai dalykus ir bent jau sustabdyti toj vietoje, kur jie yra, ir pagerinti gyvenimo kokybę. Nes, tikrai yra daug tų istorijų, čia ne mitai, bet tai, ką pasakoja pacientės, kad tenka keisti darbą. Dėl to, kad, tarkim, dirbu virėja, negaliu būti karštyje, man teko keisti darbą dėl to. Dėl to, kad nebesusišneku su vyru ir vaikais, išsiskyriau. Yra visokių tų istorijų, kurias galima pakeisti būtent gyvenimo būdo keitimu ir tinkamų konsultacijom su specialistais ir tinkamų kitų priemonių parinkimų.
Na, džiugu, kad įkvėpėt šiek tiek optimizmo. Ačiū Jums labai, kad atvykote, kad plačiau papasakojote. Na, tikiuosi, mūsų žiūrovai išgirdo, ką norėjo ir, na, pagrindinė mintį, kad visada viską galima pakeisti. Tai ačiū mūsų pašnekoviai ir iki kito karto. Ačiū Jums. Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt